Antrasis Gytas. Pirmajam Gytė Sakovas tapo nugalėtoju. Dabar turi pusės galimybės, tapodamas pirmajame etape. Daug puikių rezultatą, tačiau visų kova visiškai kitokia. Matome, kad iš karto lyderio pozicijas perėmė King of Week, kuris po truputėlį spaudžia Sakalą garaže. Na, mes jau turėjome praktikos praeitais metais, kuomet truputėlį Estijos atstovai kitaip traktuoja taisyklės ir matėme vėlgi garaže buvo užspaustas Sakovas, užspaustas tiesiogiai žodžio prasme ir Stasys turėjo perėti į antrąjį etapą tam, kad galėtų atakuoti šį žirgą būtent finišo tiesiogiai, bet man atrodo teisingumas nugalės šioje situacijoje, na, sakykime, visiškai garbingų kovojimą. Mums sudėtingai iš tikrųjų reikėtų turėti mylinčią mašiną, teisėjų automobilį ir stebėti tokius pažeidimus. Be abejo, išorinėme garaže iš aikštelės buvo sudėtinga matyti, kas tai būtų, bet faktas tas, kad Stasys turėjo peršokti antrąjį etapą, ir aišku, kad neturėjo kur žirgas dėtis. Bet Stasys yra patyręs nugalėtojas ir matome, atakuoti pradeda jisai išorinių viražų, gal truputėlį ar ankstoka, bet galbūt ir gerai. Kolegų žirgas Sakovas, atrodytų galbūt taktiškai reikėjo dar iškentėti, bet yra taip kaip yra. Na, matome, kad ryšių priekyje yra King of Week, Jevgenij Ivanov Estija, antroji pozicija pereina Kennedy Estija Elena Šironova ir tačiau finišuoja greičiausiai per ketvirtą